Vėl rytas, važiuojam darbą. Pasisvėriau ir svorius 121,7. Žiauriai sunku priaugti man svorio. Ir man visada buvo sunkiai priaugti svorio, nes reikia daug valgyti, o man nepatinka daug valgyti. Kolega atspausdino dar porą vedžių. Tai vienas bus treneriui, kitas man. O kitas kolega parodė, kaip nusistatyti tą kamerą. Nes vakar, ką filmavau, tai tokios blogos spalvos buvo. Varom daryti pritupimų šiandien. Nėra kad tyčias iš manęs tokiais pratimais iš tikrųjų. Esu didelis, storas. Nesu labai lankstus. Ir su tokiais pratimais tiesiog žudo mano ego. Jo, vakar pradėjau filmuotis. Tiesiog nuėjau. Sakau, aš daug metų klientas. Esu daugiau mokėjęs. Jo. Ne, gali pažiūrėti, kaip tu gražiai. Noriu pažiūrėti. Pasitupėm su 2.30 3 kartus. Ir dabar back offsetas su 108 3 po 5. Sveiki, atėjau palaikyti kompaniją. Tai tiek. Mano žmona irgi norėjo, kad įkūdžiu jau apai. Kamina, sako, o tu turėjai šiandien sportuoti? Neturėjau. Nu, gal neturėjau, bet... Na tai gal. Ką tu nebūn, kad neturi ką klausyti, tai tiesiog įsijungiu kinietišką repą. Ne, aš tada įsigilinu į reklamas. Aš nesu bandė. Aš matai premium turiu nusipirkti. Aš matai vietoj premiumo geriau mėnesį kretiną pasimsiu. Premium kiekis tavo čyriks kažkas tokia. Man atrodo. Man akcijos kretins panašiai gali rasti šis tokia. Galbūt. Prioritetų gyvenime. Aš tiesiog, kad atstatyti neuronus nuo to pačio šūdo, ką klausau dieną. O tu įsitikinęs, kad ten japoniški, kiniški, korėjietiški? Jo, jūs matėte, kiniečiai akis į viršų, japonai į apačią. O tai tu tiesiai kieno? Korėjiečiai. Sengai. Aš sakau, baigta aukštai siūlom visi. Rakas, aš nenoriu šiandien sportuoti, aš savo pasidariau. Bet vis tiek tu čia? Aš vis tiek čia. Man kiekvieną dieną spaut kūną, ar aš sportuoju, ar aš ne. Nu, čia trasos mažmosios. O kiek metų pertrauką reikia? 6 metų. Tai vis tiek grįžai. O kodėl grįžai? Kas buvo kirtinis taškas? Vaiką gimiau. Čia močiutė, kokie išėjo iš 20% vaiką gimims vien dėl to, kad tu pasižiūrėti jos pievą. Nu, yra, jo. Tai... Aišku, aš kaip berniuką turiu. Man biškai gal kaip, aišku, mano vaikėlis galės sakyti, mano tėtis primuštų tavo tėtį. Pradedi suprasti, kad neamžinai gyvensi. Būn kartais sėdi, supranti, kažkada tai mirisi, tai visą. Kad čia aš buvau pradėjęs brūkyti tokį lapelį, man buvo padovanojęs brigė. Tai yra kvadračiukai, ten suskaičiuota maždaug visas gyvenimas? Ten savaitės, vienas kvadračiuk savaitė ir tipo ten iki 7 gal metų. Ir aš buvau pradėjęs brūkyti, bet dabar kažkur nuvečiau. Bet mes užbraukai tiek įpėsim nugyvenęs ir tu matai, kiek kvadračiukų lika. Atrodo tiek mažai, na, įsivaizduoji vienas sakė, vienas kvadračiukas, tas laiks tai greitai. Va, mėno 4 kvadračiukai. Jo. Nu, tai metai gal... Ten metai kažkaip visą eilutę, žinai, yra. Tai kaip ir mes tu matai, va. Čia tiesiog seki laikrodį, kada mirisi. Tai gali pamotyvuoti tokią dalyką. Ne, nu mane vedau liką, davai tada pabandom to, padarom tą. Darysim Anderson squats. Nu, pamatysit, tokia nesąmonė. Anderson squats. Anderson, čia yra kažkokie sportininko garbiai? Nežinau tiksliai. Tik parašė, aš paguglinau. Darom. Šis padom, šliautas ir nykštys. Wow. Nu, žodžiu, čia nieko... Naujojų man įvedės. Noriu pasižiūrėti, stengsiuos nesivaidinti labai.
Susispaudė ir tada šauni. O čia iš niekur turi su kažkur gavo tą tenšiną. Jo. Tuo Martynu pasišnekėjo, kada čia užvakar, kur čia varžėse buvo Estijoje, nuo pagirių, ten visais galais, irgi Gerai. stebėjau. Jūs prisigrausko. Pas Martynį dar yra to estetiškumo, bet savo aukštums tai iš vis, blėt. Mano kojas buvo. Taigi pasidarėm kojas. Kojas man labai nepatinka daryti. Mano nemėgstamiausias ir pritupimai, ir kojos. Tiesiog nepatinka. Bet pasirinkau tokią sporto šaką, kad man reikia daryti. Aišku, pas mūsų federacija yra kitokios divizijos, tai pavyzdžiui, kaip push-pull. Ten tu tik spaudi štangą ir darai mirties trauką, be pritupimų. Bet kol kas nesvarstau į tai. Bet darau kažkaip vis dar. Tai tiek, šiaip šiandien treniruotė praėjo neblogai. Važiuojam dabar dar susipirkti maistelio, nes krosanų nebevalgysiu. Dabar valgysiu beigelius. O treneris man sakė, kad aš niekuoje nevalgau, nes 400 anglių yra nedaug. Todėl nuo šiol sporto dieną valgysim biškį virš 700 angliavandenių. Nežinau, kaip man seksis, nes valgyms nėra mano stiprioji pusė, bet kažkaip liko kamerai 1% baterijos. Dar norėjau pasakyti, kodėl reikia auginti svorį. Mano kategorija iš 125 kg ir 121,7. Išnaudoti visą potencialą jėgos, man reikia priaugti. Idealiausia būtų iki kokių 127, 130, nes vėlgi mūsų federacijoje tyrimai vyksta parą iki starto, o tai leidžia užkrauti iki varžybų. Važiuojam į darbus, šiandien nesportuosim. Tiesiog mintis. Aš pradėjau šitą daryti dalyką vloginti. Gal aš ir per senas tam, bet tiesiog jau mėnesius norėjau pradėti. Gal pačiam tiesiog žiauriai patiks. Dar nei vieną nesumontavau, bet filmuoju 3 dieną. Noriu pasakyti, kad reikia daryti viską, ką norim. Nebijoti. Mano žmona irgi ilgai labai nori ten pabandyti vieną projektą, dabar tik tais negalim, nes yra motinystės atostogose, tiesiog ribotas laikas. Vakar pasakė, kad tikrai pabandysiu, kodėl ne, nes tu tokiom nesąmonėm užsiminėjai, kodėl aš negaliu tiesiog normalų dalyką pabandyti. Aš nesąmonėm užsiminėjai. Tiesiog reikia nebijoti daryti dalykus. Ir norėti daryti dalykus. Bet nežinau, kas blogiau. Nedaryti nieko ar nenorėti daryti. Man visada buvo sunku ir aš pamirštu išgerti papildus miltelių formą. Nežinau, kas man yra, nes aš geriu gliutaminą ryte ir vakare. Gerdavau milteliais, visada pamiršdavau. Dabar geriu kapsulę. Gaunas daug brangiau kapsulėm, lygiai taip pat su kretinu. Dabar nusipirkau miltelis ir kažkaip prisiverčiu ir išgeriu kiekvieną rytą. Tai irgi buvo kapsulės. Aš nereklamuoju, bet vakar gavau, sakiau, iš papildisto kretino guminukų. Jie žiauriai skanūs. Tiesiog buvo nuolaida, todėl pasiėmiau, pirkau kitus dalykus, bet aišku, porcijos kaina gaunas daug brangiau už miltelių. Bele kaip skanūs guminukai. Skanesnių už originalius. Yra 4 guminukai. Ten labai reikia save riboti, kad nesuvalgy daugiau tų guminukų. Taigi, žodžiu, šiandien atsikėliau tikrai nesu pačia, nes ne per daugiausiai energijos ir galva buvo visiškai tuščia, todėl ir nieką nepasifilmavau. Bet tavo esam po darbų ir lėksim daryti nugarą ir bicą. Daug kas nesutiks su manim, bet bicą daryti, tas yra patys nuobodžiausi pratimai ir pats nereikalingiausias ramuo. Tiesiog, ant tiek apie nieką man nepatinka. Bet reikia siek pasidaryti. Duod naudos šiokios tokios spaudimam. Šiaip šiandien treniruotė nebus labai įdomi, basic dalykai. Bet padarysim rūkų nuo pakilų. Kodėl aš juos darau? Per paskutinės varžybas nepatraukiu dėl to, kad užstrigau virš kelių. Matytumėt, kas vyksta. Wow! Wow! Eina sau. Na, kažkas ticking points. Ticking points, kai tikroje vietoje pratimo metu
nepadarai. Tai va, per paskutinės varžybas man visiškai neėjo virš kelių. Todėl po varžybų realiai visą laiką dariau tuos rekpulus ir labai didelis patobulėjimas jaučiasi. Daug lengviau daryti tiesiog mirties trauką ir geri lokautai gaunasi. Padarėm didelį progresą ties tą vietą. Aš pradėjau trikovę prieš 3 metus, nuo 23. Mano progresas per 3 metus sumoje, visų 3 veiksmų sumoje, padidėjo per 80 kg. Nežinau, kaip kitiem atrodytų, tai yra iš tikrųjų nemažai, todėl kilo, nes pakankamai naujokas tame sporte. Pirmas varžybos padariau 7,17,5, paskutinės varžybos buvo 7,9,7,5. Tai 80 kg lygiai. Ir kai kuriem galėtų atrodyti, kad per 3 metus nėra toks didelis rezultatas, bet geri dalykai tikrai neateina per dieną. 15 ir 16 jau paspaudžiau 150. Dar kažkur turiu video, gal netgi pridėsiu. Spaudi. Per daugiau negu 10 metų pakėliau spaudimą iki 2,07,5. Daugiau nei per 10 metų realiai dadėta 50 plus kilogramų, kas nėra kosmosas. Aišku, aš nedirbau tikslingai ties tom. Geri dalykai ateina po truputį, kalbant apie viską. Ir apie darbą, kol tu išmoksti, kol įvaldai tam tikrus įgūdžius, apie verslą ar investavimą. Aišku, aš nesu kažkas tokio, kad manęs klausyti, aš broke. Aš turiu daug pinigų, nei aš sporte daug labai esu pasiekęs. Bet aš daug metų labai tiesiog nuolat sportuoju. Ir būtent sportas su štangu. Pradžia buvo nuo sunkios atletikos. Tada tiesiog atšelintis ir dabar trikovė. Tai ką aš tiesiog noriu pasakyti, geri dalykai ir rezultatai neateina greitai. Turi turėti daug kantrybės, investuoti savo laiko ir dėti daug darbo. Tikiuosi kažką pamotyvuos, o dabar varom sportuoti, kadangi treneris liepia valgyti daugiau, valgau po 5 štukas plus kalorijų, yra sunku daug valgyti. Aš jau jaučiu, kad mano kvapavimas pasunkėjo, nes tiesiog visada pilnas, net nenoriu. Noriu suvalgyti, bet nėra, kad labai didelis apetitas būtų. Bet vis tiek susikišu, žiūrėsim. Aš pasportavau, treniruotė gerai. Gyvent ilgai, pažymių gerai. Pafilmavau, bet tie pratimai, nežinau, kažkam dar įdomus yra, kaip tu juos atlieki. Nebent gražu pažiūrėti, kaip kultūristai juos daro, nes tiesiog dideli, gražus, ryškus raumenis. Surtas, nuobodus ir ilgas procesas, darbas ir ne visiems, ir kartais užknisi daryti. Kaip man bitskė. Užpis daryti bitskė, bet darai. Tiesiog darai, nes tai yra dalis kažko didesnio. Smagu, labai gražus oras. Kartais klausi, kodėl dengias, kodėl darai kažką. Padarbė kažkaip buvo, kad pavalgiau. Aš visiems atrodo keistai darbė, kad aš tiek daug valgau. Po 3 kartus darbė vien pavalgau per 8 valandas. Bet sako, viskas namo. Sako, ne, pirmai salė. Sako, kaip tu dar jėgų turi? Vargsti, bet tiesiog, kodėl ne? Mano tikslas, iš tikrųjų, kalbant apie trikovę, tikslų gal daugiau gyvenime yra. Atrodo, galbūt mano aplink tai tą trikovę, ką dabar darau, galima aplipdyti daugiau dalykų, kad pasiekti tam tikrus rezultatus. Aš dalyvausiu varžybose ir kelsiu sunkiai.
tol, kol kils rezultatai. Jeigu rezultatai sustos kilti, tai tada tiesiog pradėsiu siekti kitų tikslų. Bet kol kas kūnas leidžia, viskas gerėja. Gal tiesiog nedarius kažko. Ir galbūt tapčiau stipriausiu Lietuvos trikovininku. Čia vienas iš tikslų. Aišku, galbūt yra augančių, kurie patį galvoja ir galbūt pasieks tai. Aš irgi visai to norėčiau. Reikia dadėti prie sumos tik tais 130 kg. Ką šitie yra? Kilogram čia ir viskas. Peace. Labą dieną. Važiuojam į salę. Šiandien yra šeštadienis. Darysim krūtinę. Spausim štangą. Spausim 170. Jau nemažai. Rugsėjį spausim gerokai virš 200. Nu gerai, ne gerokai virš 200, bet virš 200 tikrai. Tai va, paspaudėm 172 kartus, dar 2 serijas bus. Žiūrėjus, va, kaip tik salė yra, mane pasaugos. Nusimato labai geras spaudimo varžybos. Vienas pro tipsas iš žmogus, kuris sportuoja jau ne vienus metus, kai reikia padaryti 10, 12 ar 8, kad ir pakartojimus, kalbant apie bet kokį pratimą, ir kartais sunku, tai atrodo dahuja tų kartų, tai tiesiog jeigu 10 kartų, skaičiuokit 5, 3 ir 2. 5 pakartojimus yra padaryti labai lengva, tada 3 gal biškai sunkiau, o 2, tos paskutinius 2 tikrai padarysit. 2 pakartojimus, tiesiog. Neusidėjau kepurės, tai pasišiaušiams gyvelinis. Bet, žodžiu, važiuojam į pirmąjį Gym Factory Powerlifting Team susirinkimą. Nežinau, kažką apspręsim, kaip ką darysim, kokie planai. Ar sportininkai motyvuoti, pažiūrėsim. Nežinau, ar filmuosiu, ar nefilmuosiu. Trikovininkai yra labai drovūs žmonės.